Sveiki, esame Vytauto Didžiojo universiteto studentų atstovybės organizuojamame renginyje Fuksų stovykla, kuri yra skirta pirmakursiams. Noriu parodyti tau keletą atsiminimų iš tikrai nuostabių žmonių, kurie šiandieną turėjo labai gerą laiką. Stovykla jau baigėsi, paskutinė diena ir dabar. Čia šios stovyklos dalyviai dalinasi prisiminimais. Gero žiūrėjimo. Sveikas, norėjau paklausti, kaip tavo nuotaika po Fuksų stovyklos? Tokia žiauriai faina. Ta prasme, visi įsitaškėm ir buvo labai fainai. Ypač va, duodu linkėjimus savo visai šaikai iš 9 namo. Buvo pati smagiausia vieta čionais būt. Taigi, koks buvo pats linksmiausias šitos Fuksų stovyklos prisiminimas? Viskas buvo iš tiesų žiauriai fainai. Aišku, fainiausias tai buvo Mesk mergą. Labas, kaip tavo nuotaika po Fuksų stovyklos? Labai super, viskas žiauriai fainai. Koks linksmiausias atsitikimas buvo Fuksų stovykloje? Gaudyk kirvi. Diskoteka buvo tikrai smagiai. Jupka, kepka, aišku. Jupka, kepka. Diskoteka. Kaip tavo nuotaikos po šitos Fuksų stovyklos? Žiauriai fainai, žiauriai patiko, žiauriai linksma, chebra susirinko taip. Koks linksmiausias atsitikimas iš visos Fuksų stovyklos? Na, kad draugą neradau, apie jau stovyklą 3 sykius ir pasirodo buvau visai arti jo, reikės į 2 aukštą užlipti 9 namelį. Koks buvo pats linksmiausias atsitikimas Fuksų stovyklai? Kaip kirvį gaudėme aš. Kaip supras gaudėt kirvį? Meti žmogų ir jisai turi pagauti. O jeigu nepagauna? Nu, jisai neatsiliepia. Ar patiko tau pati tema, filmai? Jo, be abejo, nes labai susijęs su mano specialybė. Kas man patinka, vaidyba, aktorystė, filmai, tralivalį, tai tas žiauriai tą tokią nuotaiką davė. Jela. Vardas koks? Gerda, Jela. Gerda. Jela. Tai viskas buvo žiauriai linksma. Visas topkių yra linksmiausias atsitikimas. Super. Ta prasme, tiesiog neturiu kitokio žodžio, tiesiog super, nes tie, kurie tikrai netvyko iš tą stovyklą, tegul gailisi, nes laikas čia praleistas buvo labai prasmingas, labai aktyvus, labai linksmas ir tiesiog viskas buvo super. Jela. Kokios nuotaikos po Fuksų stovyklos? Žiauriai gero, žiauriai faini. Neturiu nei balsų, nei nieko, bet tokios geros emocijos, žiauriai nenoriu išvažiuoti ir norėčiau, nežinau, kad visą savaitę būtų tas pats. Žiauriai. Sveikas, kokia tavo nuotaika po Fuksų stovyklos? Tiesą sakant, atvirai, žinau, belė kokia. Aišku, balsas jau matosi, kad gera nuotaika buvo, nes jau iš pačio balso viskas matosi, bet žiauriai, afigenai. Tau vis ten niem žodžių, viskas žiauriai cool. Sveikas, kaip tavo nuotaikos po Fuksų stovyklos? Sveikas, žiauriai geros, turiu sausainių ir prarėktą balsą. Norėjau tavęs paklausti, kaip tavo nuotaika po šitos Fuksų stovyklos? Žiauriai nuostabi, pilnas kupinų naujų idėjų ir esu nerealiai, žinok, laimingas. Antras klausimas būtų toksai, ką pasakytum Fuksui, kuris vis dėlto nusprendė nesudalyvauti čia? Pasakyčiau tik tiek, tu kvailas, seniukai esi. Čia jų emocija! Ar taip gerai buvo? Taip, labai gerai buvo. Gal gali parodyti emociją, kokia buvo? Va tokia. Išreišk savo emociją, kaip dabar jauties. O nes reiksiu garsiai, bet neišeis, bet taip. Ką pasakytum žmogui, kuris neatvyko į Fuksų stovyklą? Liūdna, abidna. Ką pasakytum žmogui, kuris dabar žiūri šitą video ir planuoja neatvykti į Fuksų stovyklą? Prasišovė, seniau, baisiai prasišovė. Čia buvo reportažas iš VDU studentų atstovybės organizuojamų Fuksų stovyklos. Ačiū Jums, kad žiūrėjote. Gero vakaro! Jeigu man užtenka vėliau, paimk tavo ranką iš aukštų.